Atėjo laikas kompresoriaus klausimą uždaryti su visam. Ir po praeito video praėjo pakankamai nemažai laiko ir noriu pasakyti visiems ačiū labai už palaikymą. O prieš pradedant epizodą nepamirštum uždėti laiką, parašom komentarą, reikia paruošti automobilius ir kaip mane praeitam epizode, mums tai sekėsi pakankamai negerai. Sveiki atvykę naują Krepšys epizodą ir jau mes pradedam nuo keiksmažodžių. Eilinė diena ofise. Diffas ant tiek per ilgas, kad... Mes gavom naują kompresorių, dabar viskas surinkta ir testuojam metanolio sistemą. Padarėm daug update'ų ir čia sakyčiau gal net finalinė versija, viską ką galėjom. Dėkui labai Kugeliui, jeigu neklystu, jeigu gerai atsimenu, už pagalbą, nes tikrai gerų pointerių davė iš Drago, ką jie daro, kad su kompresoriais veiktų. Tai bet kuri informacija yra naudinga ir dėkui labai visiems, kurie palaikot ir duoda naudingos informacijos. S55 nėra naudinga informacija ir Turbo dar nėra naudinga informacija. Žodžiu, tai dabar kokią problemą turim, tai metanolio sistema nepurškia, ko pasakoje mes, kaip patys supratat, be vandenuko temperatūros truputį kyla į viršų. Tai yra problema, kurią dabar bandom išspręsti. Tai mums padeda vėl Adas iš GFAB ir šiandieną mūsų planas ir yra išspręsti tai, išanalizuoti, turim kompą pasiėmę, turėtumėm pagal idėją realiai viską išsiaiškinti, o po to tiesiog nuvažiuoti į garažą ir surinkti mano automobilį, nes mano automobilis jau irgi laukia apklijavimo ir stovi garažas realiai paruoštas. Po poros kadrų matysim, kaip E90 važiuoja į fresh-stylingą apsilipdyti, nes reikia truputį atsinaujinti prieš Red Bull renginį, kad gėdos neprisidaryt. Aišku, jūs sakysit, kokią velnio reikia naujinti automobilį, kai jis net nevažiuoja. Aš nežinau, tiesiog reikia atsinaujinti, kad gėdos neprisidaryt. O šiaip automobilis turi gražiai atrodyti, net jeigu ir stovi garaže. Čia ironija. Imam toliau darbus, kai išspręsim tą bėdą, papasakosim toliau, kas čia vyksta, ką gero pakeitėm ir kaip mums toliau seksis. Bet tikiuosi viskas bus gerai. Pasiruoškit arbatos, pasiruoškit maisto, nes šiandien laukia eilinis video, kai galėsit parašyti įdomų komentarą, kaip mums fainai sekas. Tikiuosi, kad fainai seksis. Like that motherfucking blunt and pass that joint, you feel the breeze. Double barrel bong, I take a hit and then Viską pakeitėm, jūs net neįsivaizduojat ant kiek. Padvigubinom aušinimo sistemą, siurblius patrigubinom, radiatorius dvigubai didesnis, su korių modifikacijos, aušinimo modifikacijos, žodžiu, kalnas visko. Ačiū tiem, kas, kaip sakant, kas supranta ir yra bent kompresorių ranka paglostęs ar užkūręs pagazavęs, kas pakomentuoja ir pasako gerų idėjų, tai ačiū jum, jis važiuos. Pirmas dienos logas, lyg ir sprendėm visas problemas, kad mums pūstų metanolis, o kai metanolis pučia, tada principė mes kaip ir esam ramu. Tai dabar Alisas pravažiavo, logą žiūrėsim ir pasakosim, kas toliau vyksta. Bet dabar kol kas... Dizeliai. Kol kas su temperatūrom kaip ir viskas ok. Dienos realiai tikslas ir yra išbandyti skirtingus skysčius, tai pilsim šiandieną metanolį. Irgi, metanolis yra atskiras dalykas, realiai jo gert negalima, nieko su juo daryti. Žiauriai naudingas, tai reikia su juo žiauriai atsargiai. Metanolį maišysim su tepalu ir žiūrėsim, kas bus. Tai dabar tikslas pasižiūrėti, kas būna su vandeniu, ką mes turim realiai su visais modais, kuriuos dabar padarėm. Turim termometrą, tai GFAB Adas pasiėmė termometrą, su kuriuo galim pasižiūrėti temperatūrą skirtingose vietose ant kompresoriaus. Tai vėlgi, monitorinam visą temperatūrą, nes temperatūra yra mūsų didžiausias priešas, kuris ir priveda prie viso to. Realiai, kitaip tariant, baigi važiavimą, temperatūros didžiulės, temperatūros neturi kur dingti ir kompresorius dėl to užsilengia. Tai mes tai dabar sprendžiam, kad tų temperatūrų nebūtų ir kad gautų truputį tepimo iš vidaus. Tai turėtų būti viskas gerai. Karštą dieną tam yra labai gerai. Turint omenyje, kad tu čia didžiausiai įmanoma apkrova tam motorui, jam turėjo būti nepatogu. Tai reiškia, čia šika išmetimas. Viskas, zaibys, tai pažiūrėsiu, ką gazas kaina dikta. Realiai tu daugelį čia laiko važiuoji tiesiog ant 500, čia 5 nebuvo. Nes pas tas stabiliai žemėja, o kai
Ta belt slipo reikia nuvežti visos rėmulį, nusmeliuoti ir viskas. Tai jeigu tu trasą suvažiuotum pirmų bėgių, tau nebūtų belt slip. Tai dabar pabandysiu. Nenori tiesiog oro dasikūsti. Tai kad dabar ir taip. A, ir taip dabar? Nes tyčia seniai. Tik tai aš visai gal norėčiau išleisti tą vandenį. Tai išleisti. O kaip jį išleisti? Jau pradeda lyt, reikia daiktus susidėti mašiną. Ką mačiau, tai stabiliai krypiniai 7-6 zonų. Nu, tipo, daug aukščiau dabar viskas, jo, daug. Tai reikia vandenį pilti, mano daugiau aukšina su šitais džetais. Ką mums temperatūros pasakojo, kad pradžiai lyg ir viskas buvo... Pradžiai pasakojo temperatūros, kad lyg ir viskas buvo ok, tada į galą mes matom, kad temperatūros pradėjo krypinti viršų, nes realiai, kai pakeitėm į metanolį su dvitakčių tepalu, žiauriai padidėjo temperatūros palyginus, nu, perėjom realiai ne iš 50, o į 70 ribą, kas nėra gerai. Ir kompas dabar jau numirė, nes realiai 2 kompų batarkės išnaudojom su savo tai žiūrėjimais, pradeda lyt, tai tikriausiai šiandieną gana, manau. Dabar tiesiog bandysim, manau, perpilti ir vandenį, dar pažaisti su settingais pačios metanolio sistemos, nes yra laiko tarpas, per kiek jinai aktyvuojasi, tai mes, tarkim, numinam dugną, boostas atsiranda ir kokią sekundės, pusantros, gal net 2 yra delėjus, kada pradeda purkšti, tai tuo momentu, kai tu pedaluoji, tai realiai tau nepurškia metanolio sistema, tuo momentu, kai tu numiniai ir palaikiai ten pusantros 2 sekundės, tik tada pas tave atsiranda papildomas aušinimas iš metanolio sistemos. Tai čia yra, nu, minusas. O toliau, kai jinai veikia, tai jinai veikia gerai, bet nežinau, pakol kas aš nesu nuo jos ekstazijai, nes jinai pakol kas mums nepadeda tiek, kiek galėtų. Tai toliau žiūrėsim, bet šiandien mes sprogam. Jau gerai. Viskas, tada lekiam. Arba kitaip tariant, grįžtam į garažą. Pasidarėm žiauriai daug analizės, pasidarėm žiauriai daug darbų. Visi modai, kuriuos testavom, žiauriai suveikė. Faktas, kad galimai truputį prie to prisidėjo, kad MZOL produkciją dabar pradėjom pilti ir į kompresorių. Apie tai gal truputį kitą kartą papasakosim, ką ten išbandėm, nes ten problema kaip ir paprasta. Temperatūra kyla, tepalas perkaista. Bet galimai sprendimą radom.
Šiandienos kelionė prasidėjo pas Desigą, prigrėbėm lipdukus ir kai prigrėbėm lipdukus, važiuojam pas freestylingą, nes prisivirėm reikalų per sezoną, visas sezonas realiai, kaip jau matėte, truputį į minusą visom prasmėm, bet prieš Red Bull Showruną reikia normaliai pasiruošti, kad gėdos neprisidaryt ir parodyti pilną 20-tuko grožį, kuris jis buvo sezono pradžioje, bet dabar jau jo praktiškai neliko. Tai čia jau atkeliavo automobilis su naujom detalėm, vieną slenkstį jau apklijavom, visi rėmėjai vėl yra, nauji slenkščiai, naujas priekinis buferis, naujas galinis buferis, čia lūžė, čia lūžė, čia lūžė, čia biški panukentėjo, čia nukentėjo, čia nukentėjo, čia nukentėjo, čia nukentėjo, čia nukentėjo, čia nukentėjo ir čia nukentėjo. Tai tokių smūglių dalykų tiesiog netvarkysim, nes iš esmės sezono eigoje persiklijuoti automobilį nėra pati protingiausia idėja, bet taip jau gaunasi. Niekas nesitikėjo, kad per pirmą etapą jau jinai bus lengvai nurašyta į blokus. Bet darom biudžetinį variantą, kad būtų greitai, nes daug laiko neturim. Šiuo metu yra pirmadienis, mes trečiadienį išvažiuojame. Prisimenat laiką, ne? O dabar pakeliu kapotą. O kapoto kompresoriaus nėra. Visai sklandžiai praėjo testai vakarykščiai, vėliau nuvažiuosim į garažą, dar padarysim review, tai visus testus apkalbėsim tarpusavį garažą, pasidarysim išvadas ir tada išvadom galėsiu pasidalinti. Tos modus, kuriuos padarėm, analizė automobilio, jie suveikė, jie veikia, mums jie patiko, dabar jau galim tos modus duplikuoti čia. O realiai praeitą apklijavimo išvada yra tokia, kad yra daugiau šansų, kad aš detalę sulaužysiu, nei lipdukai atkips. Todėl apsilankę freestylingę, būtinai naudokitės kodu Krepždesys. Galite lygiai taip pat užklausą padaryti tiesiai freestyling.lt, sutaupysit laiko, surašot konkrečiai, ko jums reikia, parašot, kad nuolaidos kodukas yra ir duosim atsakymą, kiek tai gali kainuoti. Kiekvienas realiai dalykas, ką čia darom, yra individualus. Pagal individualų reikalą, tai spalva, plevelė, viskas individualiai reikia skaičiuoti, žiūrėti, nes kiekvienas automobilis turi skirtingas formas. Šito automobilio realiai sunkumas apklijavime ir buvo, kad formos nėra labai plokščios, čia nėra tiesiog, kad šaldytuvą aplipdyti reikėtų sudėtingiau, daugiau laiko reikalauja. Tai praeitą kartą keitėm stabdžių diskus ir kaladėlės ir nusipirkau stabdžių diskus 312 mm diametras, o kaladėlės 300 diskam. Ir čia tokia problemytė, jie netiko. Tai teko tiesiog grįžti į trodo.lt ir padaryti naują grąžinimą, bet tokios situacijose žiauriai gelbėja, kad turi 30 dienų grąžinti bet kokią detalę. Aišku, pačiam grąžinime nėra daug reikalų, tiesiog gauni atsispausdinti lipduką užklijuoji tą pačią pakuotę, esmė, kad jūs nepažeistum, tiesiog įdedi į paštomatą, tai tau tiesiog grąžina pinigus į sąskaitą ir tiesiog užsiskaita tą detalę, kuri tau reikalinga. Tai stabdžių kaladėlės jau atkeliavo ir jos jau automobilė, šį kartą 312 diametrui, tai viskas ok. Aišku, įdomus toks momentėlis, su kodu Krepždesys 25 nemokamą siuntimą gauni virš 50 €, tai gauni detalę nemokamai ir grąžini nemokamai. Bet tai aišku nėra pagrindinė priežastis, kodėl būtent ten perku detalės. Kaip ir prieš tai minėjau, elektroniniai parduotuvai visą laiką bus pigiau, bet pasirinkimo kiekis. Gal tau nereikia kokio nors brangaus radiatoriaus, išsirenki iš katalogų pačius pigiausius, iš eko segmento, viskas susortiruota, nereikia mąstyti. Aišku, didžiausia ironija, kad trodo.lt prieš apmokant, tu turi pasirinkimą paspausti, kad peržiūrėtų užsakymą žmogus ir sutikrintų, ar tavo pasirinktam automobiliai tinka visos detalės, kurias tu pasirinkai. Ko aš nepadariau. Matomai per savo skubėjimą truputį nepatikrinau kodukų, būčiau tiesiog sutaupęs savo laiko. Tai tiesiog turėkite omeny, kai kitą kartą pirksit trodo.lt, kad yra šios galimybės ir jomis galima naudotis ir jos tiesiog supaprastina gyvenimą. Vasariški orai grįžo, tai aš alsuoju, man žiauriai karšta ir dabar jau kita diena ir aš vėl freestylingė ir it's done. Ta prasme, automobilis vėl blizga, lyg būtų naujas. Tokias vietas lieka kaip atsiminimas, kad Rygoje nereikia perspaus ir nevažiuoti taip greitai. Bet automobilis atrodo visiškai ledinis. Dėkui labai visai komandai, nes žiauriai daug reikalų, kaip visą laiką, su tokiais liveriais, ypač privedinėti detalės. Tai kai turi, tarkim, jau užklijuotą liverį ir klijuoji tą patį buferį, suvesti visas detalės, kad atrodytų harmoningai. Žodžiu, yra reikalų, bet užduotis išpildyta 10 iš 10. Mašina atrodo kaip nauja. Dabar tikriausiai važiuosime jau spręsti, kas po kapotų likę. Čia dabar yra antradienis, mes trečiadienį išvažiuojam. Tai ir šitam garaže, kad važiuoju, visą laiką būna bent vienas automobilis, kurio tikrai visai norėčiau. Praeitą kartą buvo Porsches, dabar turim lygiai tokį patį pilką, ne? Buvo pilkas. Jo, lygiai toks pats pilkas. Tai jam irgi buvo pilnai pakeista spalva, užklijuotas PPF-as, tai yra apsauginė plevelė. Nu, nes jau kai tokį automobilį vairuoji, tai minimum nori išsaugoti visą spalvą. Plus gauni tą blizgesį, kurį suteikia tą plevelę. O mes keliaujame į garažą, bet pradžiai reikia išvaryti šitą automobiliuką ir padaryti photoshootą. Kiekvieną kartą, kai rodau kažkokį įdomesnį automobilį, tai minimum tas automobilis, kuris priverčia kraujo judėti truputį greičiau. O šiandieną gavau galimybę pačiupinėti be sielio, paprasto gyvenimo pagrindą Toyota hybridą. Jums kilo klausimas, kokią velnio aš filmuoju Toyota hybridą, bet nusiramykit. Būtent šitas kėbulas yra naudojamas Formula Drift kaip driftinis bolidas. Todėl kanalo cenzūra praeina. Man visat kilo klausimas, ant kiek yra blogai. Ant kiek yra blogai vairuoti hybridą, ant kiek tai yra nuobodu ar įdomu.
Vietos nėra daug, zapaskės nėra. Kolegų su ilgom kojom tikriausiai nepavežiosi. Ne, čia ne mechanas, čia realiai sekventalo pradžia. Iš pirmo bėgio metant į antrą, jokio malonumo nejausi. Bet perkant Toyota hybridą, tu realiai tokių planų neturi. Tu iš vis planų neturi. Tu nori ramiai atvažiuoti ir ramiai grįžti. Vienintelis malonumas ir esminis malonumas, kurį rasi šitame automobilyje, tai yra kuro sąnaudos. Kiek ten gamykla sako? Apie 4 litrų 100? Bet kai privertėjai paprakaituot, paprašai ir daugiau. Ir ateina momentas gyvenime, kai susimastai, kad gal visai reikia stabilumo, gal visai norėtum nebeieškoti, kaip įjungti ventiliatoriaus, kad neperkaistų automobilis, arba tiesiog bestovint sankryžą girdėti savo mintis. Automobilis Max praktiškas. Viskas labai paprasta. Paprastas displejus, mažai mygtukų, viskas labai aiškioje vietoje, patogu sėdėti, nekrato. Garso izoliacija 30 tikrai primins, bet man asmeniškai didžiausias klausimas tokiam automobiliam, ar jie gali važiuoti. Ir jeigu netyčia prieš sankryžą sustoji ir nusprendai, kad tau reikia nubaust slyvą, sport modas. Toyotoj sport modas. Šaika, čia ne jokai. Wow. Oi, blema, šitas geras. Šiaip mano supratimu, nuo eko modo į sport modą niekas nepasikeičia, bet rašykit komentaruose, gal iš tikrųjų yra kitaip. Bet nors ir kaip nuobodžiai skambėtų hybridas Toyota, automobilis kasdienai tiesiog yra tobulas. Manevringas, pakankamai mažai valgo kuro. Kiek supratau, net gamykliškai ėjo jau su žemo profilio padangom ir įdomesniais ratais. Tai net ir su šitų spogu važinėjant mieste galima įspausti šypseną. Taip, kad galima sakyti pasenau, bet nuo garažo iki garažo davažiuoti. Tobulas mašiniukas. Būtent šitas automobilis parkeliavo iš Vokietijos ir ne veltui, nes bendrai pastebėjau, perkant truputį brangesnes mašinas iš Vokietijos, randi visiškai švarę CarVertical ataskaitą. Kaip ir šitam automobilė, visiškai tvarkinga graži rida, viskas nuoseklu, be jokių randominių padidėjimų ar pamažėjimų. Mažesni šansai rasti nurašytą kotletą, kuri netyčia parsivežė, tiesiog gražiai nudažyta. Gali būti susijęs su to, kad ten truputį kitaip automobilis prižiūri. Ta pati tema ir su avarijom nerasta. Ką tai reiškia? Kad visi kėbulo elementai sueis, tarpai bus lygus, niekur nekils klausimų, kad kažkas buvo virinta, lankstyta ar dar kitaip pažeista, nes esu matęs įrodęs tikrai ne vieną egzempliorių, degusių zefyrų, sumaitotų automobilių, kur niekas iš jų neliko. Tai gera kokybiška apžiūra, plus CarVertical ataskaita, kuri parodo, jeigu automobilis buvo skelbimuose, kada ir kur buvo praeita technikinė apžiūra, kaip keitėsi rida, ar jinai tiesiog neieškoma. Taip kad jeigu jau pakankamai pasenai, kad žiūri šeiminį automobilį, tai gal laikas jį patikrinti per CarVertical ir naudojasi kodo kryždesys ir gauna 20% nuolaidą savo ataskaitai. Sutaupai pinigų, sutaupai nervų ir įsitikini, kad balta snaigė tokia balta ir buvo, o nebuvo tiesiog kepęs zefyras. Lengvas update'as iš garažo, tai darbai vyksta. Naujas kompresorius čia. Kaip visą laiką, dėkui jūsų. Apsilankėt gražys.com. Dėkojom labai už palaikymą ir lygiai taip pat galite prisidėti ir apsilankydami tiesiog pas mūsų rėmėjus ir naudodami nuolaidos kodus, kuriuos pierinu, tai naudokitės. O, Jėzau, Kristų. Tokios nuotaikos, dabar yra 11 vakaro, mes lietuoj išvažiavam į Šiauraną ir tęsim toliau darbus. O ką reikia padaryti dabar? Užsidėti diržą, aušinimo sistemą persidaryti, užsidėti antrą radiatorių, what's next. Kažką dar čia rasim. Dar reikia vieną skylę pasidaryti čia šone, kad pasidaryti vakuumą tą reikalą išspręsti, kad jis nesikartotų, tai vakuumą pasidarysim naują. Vakuumo problema nepasikartos kaip etapė. Automobilis atrodo aфиgenai, realiai Desiga atitaikė visiškai lygiai tas pačias spalvas. Tai paėmėm failą, iškirpom gabaliukus, dėkui labai Aistei, kad padėjo su iškirpimu, nes mano kompas šitų grafikų nepaveža. Atsidarai iliustratoriaus failą ir ta kompas tiesiog užlūžta, tai žiauriai keista, bet nes kompas šiaip editina pakankamai gerai, tai priekiniai buferiai, kaip ir minėjau, žodžiu, viskas atrodo tvarkingai, visas malelės nuvaliau, ratlankiai jau irgi realiai truputį gyvenimo matė, bet nieko. Čia matau kažkoks įdomesnis įlenkimas, kurio nebuvo, bet jaučiu, gal net šiandienai bus viskas, nes reikia truputį pamiegot ir jau rytoj pažiūrėsim, kas kaip, nes jau kamerą net sunku kalbėti. Iš tikrųjų, nelengvas sezonas, žiauriai brangus, žiauriai sunku atsigauti po paskutinio etapo. Tai vien šitas epizodas kainavo 3 savaitės darbo ir dar daug detalių neparodėm, kiek dar daug laiko praleidom garaže, bet jau kitame epizode jūsų laukia įdomesni vaizdai. Buvo linksma gatvėje legaliai pašėti. Ir aš galiu prisižadėti, iš karto išleisti kitą epizodą jį sumontavus, jeigu surinkam 1000 laikų. Todėl jeigu nori pamatyti, ar kompresoriai atlaikė burnautų visą tą fiestą, paspauskite mygtuką.